Labą dieną, mėly žiūrėtojai. Labai gražus pavasaris. Saulė šviečia. Tik biškį vėsoka. Ir mes su savo geriausiu ištikimiausiu bičiuliu kastuvu einam pasivaikščioti laukais kiekvieną dieną. Ir šį kartą lendam pasivaikščioti. Pasižiūrim, kaip per žiemoja pasėliai. Biškį vėsoka, reikia pariuką užsidėti, kad smegenėlė pūstų. Einam ir žiūrim, kaip mūsų žieminiai. Bet kažkuo labai daugokai valstybinės kiaulės. Valstybinės kiaulės labai priknisė per žiemą rudenį. Ir ką su jais tokiais daryti? Pažiūrėjau, nėra nautilinių kiaulių, šernų. Galėtų selekcininkai išvesti. Nautil šernas. Ir vis tiek dabar ta geno inžinerija ant tiek pažengus, tai tikrai gali padaryti. Oi, mineralų. Prirausė. O, neieško kabliukų, sako, ne? Geras. Matyt, to ir ieškoja paršiokai. Gerai, reikia dėti kišenę geležėlės. Visgi turtas. Nu, čia reikia gal su grebliuku palyginti, nežinau. O gal dar jie sugrįž, jie dar čia nebaigė darbą. Tai va, mes su bičiuliu kastuvu einam. Bičiulio Šarūno aviliai. Einam, pažiūrėsim, gal bitutės nori pasilabinti. Biškį pučia visokai. O, viena kitą skraido. Labas, bitutės. O Jėzu, kiek čia jų. Biškį dūzgia. Medis ranką pametė. O, neužsėtas kampukas. Brolis sėja. Matyt, patirties dabiški trūksta, nors ir pačiam man pasitaika viską. Visiemgi pasitaika. Kas nedirba, tas neklysta. Čia kokie tai pilnas kišenės prisirenku. Viską namo tempiu. Ką gal iškasam pažiūrėti kokį augalėlį. Nu, atsargiai sliekai. Laikykitės. O, kits brolis, ne tas kur sėja, bet brolis liekas. Labas rytas. Kūtė šaknelis, nu čia 3 mėlis. Oi, dičkis, koks tikiuos nesužydžiau. Net raudonas, iš pykčio gal. Kiek čia tų sliekų, daug. Oi, čia galiukas labai storas. Pertempiau jau čia brolį. Oi, tu savo kaip gaila. Vat reik nelysti. Nu ką darysi? Labai atsiprašau, čia mokslo labai. Judame toliau. Einam su broliu kastuvu. Prakasti reik balą tokią nuleidinį. Čia kaiminystėj pernai buvo kukurūzai. Tas valstybinės kiaulės čia karaliavo. Brain mineralus vagia garantuotai. Suknisa reikalus čia man. Visą kraštą suvarė. Pamiški ten. Va tai tavo valstybės. Na čia tikras kiaulinykas, tai kukurūzienai. Tos kiaulės čia pavarė.
Nu, atkeliavom į savo lauką. Čia paršiokai irgi pasidarbavę nemažai. Bulvės gal sodins. Gali būti greičiausiai. O, kokias gražias linijas. Žiūriu, nemažai yra šitų. Kaip jos vadinasi? Neza. Neužmirštuolės. Greičiausiai. Ir kažką nori man pasakyti. Užuomenom kalba. Prašė neliesti jų. Nu, paršiokai gausit. Rykščių. Tai šmikiai. Nu, sumažėjo bala. Gerokai. Nedasiekia vamsdelį iki čia. Tai biškai užtrunka, kol susigeria. Prakasiu rankom. Reiktų aišku įkloti kažkokį. Prakasiam vakar su kastuvėliu. Šiandien dar galima dar truputį pagilinti. Na va, prakasiau biškį dar. Turėtų visai numažėti. Ateisim rytoj. Jeigu laiko bus, tai turėtų čia ne kažkas belikti. Bet kas tą kiaulininką sutvarkys. Teks kulant lygint su kaimais. Nu čia labiau užuovėje. Tai daug žaliau viskas. Nu iškaskim vieną, kaip nepataikyti į sliekiuką. Atsargiai. Oi, šaknelės kokias sliekai, nu tikiuosi neužgavau. Oi, kiek čia jūs. Gražuoliai. Šlapia žemė, bet vat subyranti. Išsitraukiam kabliukus iš kišenę. Oi. Šiukšlės. Atvykau į kitą laukelį. Čia toks šiukšlinėlis, visai buvo rudenį. Čia bala visada būdavo. Bet šį pavasarį kažkodėl greitai išnyko. Ar čia nautilo pasiekmes? Iš rudens čia atrodė prastokai. Nu, ne prastokai, bet čia toks žvyras visiškai. Kastuvą vos gali kišti. Čia va sparcetai dar yra vienas kitas. Ir pasėtas yra vikutė dar to pačiu. Žiūrėsim, sparcetas daugiametis. Vyka vienmetė būtų pupiniai. Kviečiau šiek tiek. Organikos nemažai kaupėsi. Matas smėlis. Labas smėlį. Augalėliai. Žemės kvapas. Ne Marso, viskas tvarkoj. Einam į kitą balą pažiūrėti. Čia gyvūnus sutikau. Negaliu pabėgti. Vejasi. Neš kastuvą. Neš kastuvą. Nu va, mano pelkė sausa.
Čia per naujai teko vamzdžius kloti. Buvo susiraitę, susikraipę moliniai. Kaip priesmeliai visokie. Tai labai greit užsinešiu. Čia skęsdavo, o dabar susigėrė viskas jau. O, mineralas. Čia biškį durpė pačioj duobėj. O kiek būdavo vandens per sniego atleidimą ir nubėgo viskas. Čia buvo apaugę krūmais. Sutvarkėm. Balutė. Biškai neliko. Paskutinis remonto etapas liko, kai jūs pabaigt sujungti vamzdelius ir bus sausa. Na čia visai gerai peržiemoja. Sakyčiau 100%. Stirnas nuėdė arba elniai arba dar kažkas. Bet labai gerai pastimuliuoja. Graužimas. Čia gan vėlyvas sėja buvo. Rugsėjo vidurys. Einam į kviečius. Irgi vėlai sėti apie. Irgi per vidurį rugsėjo. Šuniukai einam. Zaikiai. Irgi geras vaizdelis. Puikiai peržiemoja. Čia tokia nemelioruota vieta. Čia jau norma didesnė sėta. Didesnė norma, čia apie 150-160 kilogramais. 1000 masė apie 50, gal virš 50. Kaip ir prieš tai buvo sėti, kur patys ankstyviausia. Irgi matosi nuėstas stirnų stipriai. Išsikrūmimas labai geras. Aišku, tankumas didelis. Nereikia vis dėlto sėti tiek daug. Kad ir vėlyva sėja, tai varodavo čia šitas vaizdas, kad nebūtina sėti labai didelę normą. Nes, na, aišku, buvo labai šiltas rugsėjis, neįprastai rekordiškai. Ir buvo laiko krūmėjimais. Čia vietom šlapoka, nes nemelioruota. Kalniukai tik per pačią lomą eina. Rinktuvas. Čia šiaudų juostas tokias. Galvojau, kad kombainas smulkintuvo, o tas kleistuvas užsikirtęs buvo. Čia ne. Čia yra per kombaino vidurį. Masės kiekis nusėta. Ne viskas papuolė ant pelų skleistuvo. Ten tokias užlaidėlės yra. Ir lenciūgėliai turi būt, kad prilaikytų, kad nekristų ant žemės, o kad kristų ant pelų skleistuvo, kuris paduoda į šiaudų smulkintuvą. Reikės pasitvarkyti. Va. Ir čia kas atsirado pas mumis? Kokia tai smegduobė. Išsiplovė tiesiai virš vamzdžio. O, vos ne metro gylio. Pernai buvo atsiradę ant tam pačiam lauke, virš to pačio vamzdžio, prie pat keliuko. Gal vamzdelį, kaip yra tie moliniai tarpai dideli. Ir kas kažkiek laiko visi išsiplauna. Šuniuk neįkrisk į duobę. Jis siurps tave pas bebrus. O, kurmiarausių miškas. Kurmiarausiai, kurmiai. Vagės liekus. O, kokį pilką smėlį iškasa. Durpsmėlis čia yra. Ir skardžiolių visokiausių lipikų. Čia va per tą pačią tokią durpę
Pūrė žemė tokia, biški kišosi sėjamoji. Nes valytuvai biški pradeda siekti ir pradeda stumti, kaip palaidas tas paviršius. Labai greit kaupėsi, krūva pasidaro, tai vos nepakėlus teko sėti. Bet žiūriu, visai gerai gausi. Žiūrėti, bebrai buvo užkišę, pernai atkasėm su ekskavatoriu. Tai va, kur visas žemės suvažiavo, visą tą dobė, kur matėm. Suvažiavo štai čia. Ir smėliukas, ir juodžemiukas. Va taip. Kitam krante irgi tie patys skaičiai. Lygiai taip pat sėti, tą pačią dieną, tas pats priešsėlis. Priešsėlis ridikai miks. Ridikai, linai, facelija ir aviža. Labai gerai išsikurminė. Šuniukai, ką tu manai? Bus geras derlius. Tik tais kaino reikia gerų. Na va, atkeliavome kitą vietą. Prie pušyno į smėlynų. O štai prašom smėliuko. Kvepia smėliu. Rugiai su vikiais, ruginiais. Visai gerai atrodo. Aišku, čia stebuklo nėra kur tikėtis. Gal reikia pakasinėti, pažiūrėti, kas čia vyksta, kokie procesai ar nevyksta. Palaikyk šuniuk kamerą. Negali palaikyti. Jokio kvapo nėra. Va, sliekai raitasi. O, yra sliekų. Šiaip atrodo, kad jau kaip kompostas čia. Grybai. Kaži kaip giliau į kitas vietas. Oi, čiagi šitie vėdarėliai. Jie yra kaip ir retenybė. Kiek teko skaityti, nežinau. Matos čia nesimato. O viens apsimeta negyvas. Aina salau, čia kiek jų. Ir va, grybinis ardymas. Organikos. Čia veisiasi patys visi geriausi mikroorganizmai, kokių reikia mums dirvožemiai. Pažiūrim, kas čia gero. O jezau, čia irgi vėdarėliai. Pilna. Gal dar čia tegu būna mūsų tą krūvą. Nieko mes jau nedarysime. Tegul ardo šitie mikroorganizmai. O, sliekų pilna. Čia ir vermių kompostas bus ir visoks kitoks. O, jezau, kiek čia jų. Ir vėdarėliai, ir sliekučiai. Nu, atsiprašau, hebrytė, gal nelyskim. Nelyskim. Einam, pažiūrėsim rugės vikis. Kelios balos dar yra, bet jos mažėja. Samanos auga. Bent jau kažkas uždengia dirvožemį. Ir gyvybę palaiko. Mineralus vis tiek atpalaiduoja kažkokius tai. Nu, gražiai, bet jeigu pamenat žiūrėt, buvo pilna čia tų ridikų ir kitų pabirų, o dabar švaru, viskas iššalo. Vikiai biški mažoki, nu jiem per vėlyvą sėja, bet turėtų išbujoti. Gal labiau uždominuos tie varpiniai, matysim. Bet kadangi trąšų negaus, tai tie varpiniai sustos ir pupinis augalas pranašumą turi.
O jeigu duodama azotinės trąšos, tada varpiniai augalai įgyja pranašumą, o pupinis augalas praranda pranašumą. Ne, šuniuk? Taip? Taip? Labas? Duok labas. Labas, gražuolė. Yra viena kita žolytė. Ai, va vienas kitas ridikas yra išgyvenęs. Kaži, kiek jis gyvybingas. Toks pasišiaušęs. Nu, gražiai pasėlė, atrodo. Ką čia pridursi? Galim iškasti kokį pažiūrėti. Aišku, nepatinka mano apsamanėjus. Dirvos paviršius vietom yra labai. Bet nieko nepadarysi. Tiksliau padarysim po truputį, kad to nerasti. Oi, baltas šaknelės. Brolis liekas. Ir baltas šviežias šaknis. Daug matas. Šuniuk, netrukdai. Sliekai va graužia šaknis. Nu, tai ir va struktūringa. O sliekas vėl. Gerai, jau ženkliai padaugėjo sliekų. Ir smėlynuose. Reiškia, judame teisinga kryptimi. Žiūrėjau, kiek čia šitam kartelį. Pasivaikščiam šiandien gan daug po laukus. Atrodo viskas labai gražiai. Ir manau, kad susitiksim Nautilo akademijos laboratorijoje. Senai bebuvom. Ten dabar yra viena tema tokia. Labai aktuali, gvildenama. Tai va, spauskite prenumeruoti. Patinka. Nepatinka, nespauskit. Ir galite taip pat prisijungti į rėmėjų būrį. Spaudžiat prisijungti ir prisijungiat. Ir kaip minėjau, kai bus jau 50 bent jau, tada išeis pirmas filmukas su naudinga informacija skirta tik rėmėjams. Tai va tiek. Tiek tam kartai, ate.